Aš čia gaunu patirtį, gyvenimišką patirtį. Ne tą teoriją, kur surašo mokyklą, bet tikrą gyvenimišką patirtį. Anksčiau žaisdavau prie kompo su draugais, kitiem net laiko neturėdavau. Pasikeitė santykis su tėčiu. Pirmą mes buvom vos ne kaip priešai, nes čia gauni tokios patirties. Kai kada saldžios, kai kada netokios. Aš jau, galima sakyt, buvęs Vyrų kalvės akademijos mokinys. Aš atsiradau Vyrų kalvės akademijoje su mamos pagalba. Ji mane užrašė į vasaros stovyklą, kai buvo tokia savaitgalinė. Pradžiai nenorėjau, tikrai nenorėjau. Nežinau dabar kodėl, aišku, bet tada buvo toks nenoras. Ir tada man ten tai patiko, pamačiau visą tą prasmę, kurią duoda. Ir mama manęs paklausė, ar nori į Vyrų kalvę. Aš net nedvejodamas sakiau taip. Su mamos pagalba aš čia pakliuvau. Labai padėjo. Be jos aš tikrai čia dabar nebūčiau buvęs. Vyrų kalvės akademija apskritai pirma yra apie tobulėjimą. Nes jei nori, pasiemi daug, jei nenori, pasiemi mažiau. Bet kaip vienas iš vadovų, Mindaugas Vidugiris, pasakė, kad mes pasodinam sėklą, iš kurios išaugs medis. O po kiek laiko tai išaugs? Tai čia yra tik laiko klausimas. Gali po 5, gali po 10, bet tas medis išaugs. Ir dar apie ką? Ir apie, kaip jau minėjau, patirtį. Nes čia gauni tokios patirties. Kai kada saldžios, kai kada netokios saldžios, bet patirtis, tobulėjimas, susitvardymas. Nes būna tikrai momentų, kai tenka susitvardyti, jeigu nori išlikti komanda, nes komandiškumas yra labai svarbus dalykas. Jeigu yra galimybė kovot ir kooperuotis, tai visada reikia rinktis kooperavimąsi. Daug daugiau galima pasiekti. Manau, man įsimintiniausia yra dabar visas šitas žygis, nes per jį aš pajaučiau daugiausia pasikeitimų. Tas visas savaitės trukmės, kur buvo. Tiek iš vidaus, su savo protu, kaip aš bendrauju su kitais žmonėm. Ir apskritai mano veiksmai, manau, net pasikeitė. Aš pradėjau dar laisviau viską sakyt, judėt ir visą kitą, gestai visokiausi. Nes pirmą dar visose stovyklose, kiek buvo per visus metus, buvo toks arba susikaustymas, arba jautimasis atsiskyrėliu. Pas mus buvo tokia kaip pirma grupės. Tai, kaip jau buvau sakęs kitiem vadovam, kad pas mus buvo kaip tokie kaip populiarūs ir atsiskyrėliai. Tai aš jaučiausi prie tų atsiskyrėlių visą tą laiką, bet šitas žygis mus taip sujungė, kad pradėjau bendrauti su tai žmonėms, su kuriais net negalvojau, kad bendrausiu. Apskritai ir su tai žmonėm, kuriems aš norėjau užvožti ne kartą irgi. Bet dabar mes tikrai esam, arba galima sakyti, buvom kaip šeima. Bent jau buvo toks jausmas. Sunku pasakyti, ką aš taip pritaikau, nes aš tobulėdamas keičiuosi ir realiai visa akademija
mane taip pakeičia, kad aš, daug drąsiau jaučiuosi, galiu net prieiti prie nebepažįstamo žmogaus. Buvo viena tokia vieta, kai ėjom per šitą žygį, pamačiau tokį vyruką, atvažiavęs labai gražiu čioperiu, motociklu tokį. Ir aš jau, ko prieš metus negalėjau padaryti, sugebėjau, nuėjau ir užkalbinau jį. Iš išorės atrodė toks rūstus, piktas, bet iš tiesų jis labai linksmas ir fainas žmogus. Tai vien tas bendravimas su nepažįstamais, galima sakyti, kad irgi pritaikymas yra. Nes buvo krūva patyrimų, kur reikėjo su nepažįstamais žmonėmis kalbėti, ką pritaikau, tą bendravimą. Nes man ir bendravimas pasikeičia, jisai tampa išmintingesnis. Bet ir dabar aš kalbu su tavim ir jaučiu, kad nebesakau tų šiukšlių, kai būna. Ar ten būna tas žinai. Bet aš jau palaukiu. Jeigu sugalvoju, tada tik sakau. Laukiu, kol ta mintis pavirs į sakinį ir tada tik pasakau. Tai ir kalbėjimą man labai padėjo. Santykiuose, manau, irgi, nes kai kada sužinau tokių dalykų, apie kuriuos aš net nepagalvočiau. Man labai pasikeitė santykis su tėčiu. Pirma, mes buvom vos ne kaip priešai. Aš jam nei padėdavau, nei bendraudavom, o vyrų kalvės dėka aš dabar su tėčiu bendrauju kaip su tėčiu. Mėly labai santykiai. Atsirado ir linksmumas, ir kad ir tie patys šachmatų pažaidimas vakare. Jau net nebebaisu man nueiti ir pasakyti, nes man ir buvo tokia baimė. Aš nežinau, kaip bus. Bet vyrų kalvės dėka aš nebebijau jam pasakyti tas, kas man nepatinka. Tėčiui. Tas pats ir kitiems žmonėm. Dar kol kas biškį sunkiau, bet tobulėjau. Ir aš labai džiaugiuosi. Vyro kalvė man davė tokį tobulėjimo atspirties tašką. Anksčiau išvis ten, žaisdavau prie kompo su draugais, nerūkydavau, pas mane nebuvo tokių draugų, bet žaisdavau daugiausia prie kompo, kitiem net laiko neturėdavau dalykam. Buvo momentai išvis susisėdėdavau taip, kad aš nieko daugiau nebežinodavau absoliučiai. Man tik tai sėdėt ir viskas. Bet kai atėjau į vyrų kalvę, pirmas dalykas, kas buvo, tai kad nebesėdėt prie kompo. Dar aišku, pradžiai nebuvo taip lengva, bet man dar mano mergina padėjo ir dabar nuo tų 5 valandų, kur aš sėdėdavau, aš dabar arba išvis nesėdžiu, arba per dieną apie valandą, bet čia nebūna jau taip dažnai. Mano požiūris į tėvus visada buvo, kad jie mano tėvai ir aš juos turiu gerbt. Mane taip išauklėjo. Bet su tėčiu pirma buvo toks visą laiką bandymas pasprukt. Kad nedaryt, nepadėti jam, kad mama, pavyzdžiui, mane pasikviestų, kad nereiktų ten jam padėti. Bet dabar aš jaučiu tokią net ir atsakomybę padėti. Nes jis mano tėtis ir
jis dėl manęs labai daug stengiasi, abu tėvai dėl manęs daug stengiasi ir aš pagalbą jiems galiu atsidėkoti. Bet kalbant apie tą požiūrį, tai jis pasikeitė per pagalbą. Vyrų kalvės vadovai išklauso. Jie nebando įkišti savo ideologijos, bet jie visų pirma išklauso ir tada sprendžia, kaip padėti. Jie nesistengia įkišti savo nuomonės, kad vat, jeigu tau blogai, tai tada tu turi būti linksmas, kodėl tau blogai. Jie išklauso ir padeda netgi tiesiog buvimu. Dar vat, kuo skiriasi tuo, kad galima bet kada jiem parašyti ir jie visada padės. Tad ta pagalba ir, manau, yra labai didelis skirtumas tarp kitų žmonių. Ir jie yra visi trys, įskaitant ir tave, tai 4, nes tu irgi skaitaisi kaip prie vadovų. Tai ir jūs visi esat labai skirtingi. Bet jeigu nebūtų jūsų, nebūtų taip linksma, jūs kiekvienas kažką įnešat. Savo juokelių, savo pamokų, kiekvienas. Mano nuomonė apie tą tą mokyklos švietimo sistemą ir labai pasikeitė. Yra labai pasikeitęs. Ir aš čia gaunu patirtį, gyvenimišką patirtį. Ne tą teoriją, kur surašo mokyklai, bet tikrą gyvenimišką patirtį, kurią aš galiu pritaikyti bet kur. Santykiuose su tėvais, santykiuose su antra puse, santykiuose su draugais, versle, gatvėj netgi. Jeigu man kažko labai reikia, aš galiu jau nueit ir paprašyti. Perlipti per save. Per šiuos metus aš įgavau patirtį, kurios žmonės negauna mokindamiesi tuos 12 metų ir dar universitetuose kai kurie. Aišku, čia tik vienas gabaliukas tų metų. Bet vyrų kalvėje yra dar antras. Pilstu. Ir kiekvienas yra kaip lygis, kuriam tu gali įgyti skirtingos patirties. Bet tokios tikrai, gyvenimiškos patirties. Mokykloje gauni teoriją, o čia gyvenimiška. Ir manau, jinai yra, negaliu sakyti daug svarbesnė, nes mokykla irgi yra svarbu. Bet mano nuomonė, va šitie du švietimai turi eiti greta. Kiekvienoje mokykloje ir kiekvienam universitete gal net. Tik jeigu mes eisim taip, lygiagrečiai, tik tada Lietuvoje gali būti daug išmintingesnių žmonių, pasiekusių. Aišku, ne visiems įdomu, ne visi mato tame prasmę, bet tie, kurie mato, tie tikrai labai daug pasiimtų. Aš vaikinui tam pasakyčiau, kad apskritai, jeigu jisai galvoja apie vyrų kalvę, tai jis jau yra aukščiau negu dauguma, nes jis galvoja apie tobulėjimą. Sakyčiau, kad davai varyk. Nes čia tas vaikinas gali gauti labai daug. Jeigu tik yra noras imtis tas žinias, kurias čia mes gavom, tai jis gali netgi nebiški paut nuo tų vidutiniokų, bet gali išaugti išvis aukščiau stogo. Tai jeigu jau vaikinas nori, tai tik tai paskatinti, nestabdyti.
Labai gaila, kad taip pat pasibaigė visas šitas. Dabar tik suprantu, kiek visko davė Vyrų kalvės akademija ir kad tai jau 1 metų pabaiga. Labai greit praėjo tie metai. Jeigu galvočiau, kad metai yra daug, tai pabuvęs čia aš pajaučiau, kad čia nieko nėra. Keli susitikimai ir viskas. Bet nauda yra didžiulė. Tikrai. Viskas turi pabaigą ir kai vienas pasibaigia, atsiranda vietos naujai pradžiai.